Labas iš mano naujo vlogo. Šį vlogą pradedam tą vakarą, kai grįžom iš Berlyno. Tai pažiūrėkit prieš tai buvusius vlogus. Kaip manot, ar mane įleistų Berghainą, jeigu šitaip išeičiau? Bet su adidasais ir su kerzais. Manau taip. Tai grįžom namo ir labai ramų tokį vakarą pasidarėm. Štai čia taip atrodo balkonas vakare. Ir labai gražus vaizdas už lango į Senamiesčio aikštės bokštus. Pusryčiai. Kai kas labai pradėjo užsiminėti sodininkavimu balkone, labai džiaugiuosi dėl šito. Ir dirbu savo home office su mokesčiais, kaip visada. Išėjau padaryti kardio, pasivaikščiot vadinasi, tai va, nusipirkau tokį, nes einant į parduotuvę, čia va mano darbo station ant skalbinių krepšio, nes labai dirbu. Šitoks va krepšelis, jau antras krepšelis šią savaitę, bet vienas į mašiną ir grybauti, o šitas į parduotuvės. Tada nusipirkau kiaušinių viryklę šitam butui, kadangi savo prieš tai 5 metus laikytą lentynai pradėjau naudoti ir labai praktiška, vakarais verdu kiaušinius dažnai, nes mažai kalorijų, daug baltymų. Dabar kadangi aš vėl pažadu grįšiu į sportą ir metu svorį, bet jau numečiau 4 kilus be sporto. Tai kadangi labai geras dalykas, nereikia traukti puodą, nereikia virinto vandens, žymiai greičiau, tai nusipirkau čia. Tada čia šiandienai mano desertas proteininis. Toliau žvakės buvo nukainuotos 2 eurai, tai po eurą žvakė, tai namam reikia. Tada čia šitam butui nupirkau tokį, nes laikom svogūnus, česnakus, turim tokią dėžutę, bet be skylių, man atrodo, reikia, kad oras cirkuliuotų, kad nepelytų. Ir nusipirkau medvilninės timpas, čia irgi jau į sporto ruošiuos, nes kažkaip suplyšta jos, tai jau seniai nepirkau, tai pasiėmiau va tokias. Ir vakarieniai mano mėgstamas rano patiekalas, kai reikia greitai. Nusipirkom tokį kėdutę, tai čia va snacksams, nes aš va taip laikau savo snacksus. Tada nuo uodų šitam balkonui ir balkonui dar tokią dėžę, kad turėtų kur laikyti visokius balkono dalykus. Persodino vakar žolelės, bet pritrūko žemių, tai eisim dar žemių pirkti, neradom dabar. Tai va. Atėjome Blusų turgų vadinamą. Pas mus miestelėje. Šiandien einam žiūrėti senienų. Buvom parduotuvėse. Iš tikrųjų, tai reikėjo, čia man davė aplankalą, reikėjo atsispausdinti porą dalykų darbui. Tai buvom atsispausdinti ir buvom Thomas Phillips. Thomas Phillips, tai čia man lobynas yra su knygom, nes po 9 centus. Tai tvarkymosi, interval fasting dirbantiems, low carb. Tada lieknėjimas, fit in home office, čia jau suprantat ir be vertimo, Harry Potterio užduočių ir tiesiog piešimo knyga ir natūralūs valymo produktai, po eurą knygos. Tai tada nusipirkau šitą, čia darbui bus, nes reikia kažkokį užsidėti, kad musės neskristų. Ir išmatavimai šiaip turiu kažkur, bet yra Rusija ir aš tikrai neieškosiu, geriau nusipirkau naują. Tada remelius ir darbą ir namam. Tada šitų man reikėjo. Aš naudoju panagėm išsivalyti. Degtukų, nes aš nemoku naudotis žiebtuvėliais, kaip niekada nerūkiusi, aš nemoku, nes aš kai jos spaudžiu žemyn, man neįsijungia ugnis. Ir kita didelė priežastis yra maginiams ritualams geriau nenaudoti dirbtinės ugnies šaltinio, tai žiebtuvėlio reikia naudoti degtukus. Taip esu girdėjus. Lempučių reikėjo, tada nusipirkau high protein vėl šitą, tai jau geriau tokį valgau negu kažkokį saldų dalyką ir, tai tema su saldžiais, noriu pabandyti šitą, bet aišku, aš nesurysiu iš karto, tai pamažiuką gabaliuką. Tai va tiek. O Blusų turgui, tai nusipirkau va tokį už 8 eurus, nes turiu visada mažų žvakyčių ir vieną mažą žvakidę, bet jinai būna nuolat prikišta visokių privarvėjusių žvakigalių. Ir pasiėmiau va tokią 3-gubą. Hatten wir nicht Frischhaltefolie? Ja. Turim tradiciją, kad tą dieną, kai aš išvažiuoju namo, eiti pusryčiauti į kepyklėlę.
dabar gyvenime ne tik langų valytoja, kirpėja, injektorė, verslininkė, bet ir grafikos dizainerė. Kadangi šiandien važiavau 400 km atgal namo, tai 2 valandas važiavau, sustojau McDonald'e, pavalgiau. Tai balansas dabar, nes saldytas jogurtas su uogom ir kokosų drožlėm, nes biškį riebalų reikia. Kiekvienam milse ir žolelių arbata, čia čiobreliai, kad nervai nurimtų. Na, aišku, aš nesinervavau, bet nusiraminimui, atsipalaidavimui, va. Įsirėminau 2 paveiksliukus, čia tokią turėjau atvirutę, gavau iš Fantasmagorijos kažkada, kai užsisakinėjau, tai vonioj laikau. Laikiau be rėmelių, įsivaizduojat, vonioj. Dabar įsirėminau, ten tokių turiu mėlynų žvakių, tai tinka. Ir va šitą iš kapucinų kriptos, tikiuosi valytoja nepakraups, kai ateis. Va, štai šitas taip. Mano vonios lentynėlių dekor. O čia, padėjau šičia, dar net nežinau, kaip sudekoruosiu, čia mano Black Metal ir Magic lentyną. Nusipirkau jogos kilimėlį Lidl'e su nuolaidom 6 eurai. Nu, tai čia pigiau grybo. Cheaper than a mushroom, kai bandžiau savo draugą išversti. Gal ir antrą nusipirksiu, nes šiaip turiu vieną, bet jis labai senas ir negražus ir toks kažkoks, nežinau, žalias šviesiai, salotinis, nepatinka man ta spalva. Kažkada pirkau gal prieš kokių 15 metų, kai tik jie atsirado. Ir kadangi dabar čia labai sportuosiu, tai vienas ne man, kitas būtų pas draugui. Nu, pasižiūrėsiu. Nu, va, vėl dovanėlės nuo mano pacienčių, tai gavau nuo vienos štai tokį rinkinuką su Velykom. Žiauriai cute. Ir nuo kitos orchidėja. Ir neseniai panorėjau netgi orchidėjos, nes mano visas nebežydi, tai labai faina. Labas, valausi dantis, tai dar gal ir šlapia čia kažkur. Dar su siūlu liko išsivalyti, bet, blemba, noriu parodyti savo botoksą. Išbandžiau naują produktą. Jis yra brangesnis, to paties gamintojo, kaip aš gaminu, bet čia žiūriu piktai. Čia man tik tiek išeina. Dar taip stipriai nėra buvę. Keliu viršantakius. Va. Matot šitą antakių judesį, čia yra max, ką aš galiu padaryti. Mano kakta 35 metų yra kaip kūdikio užpakaliukas. Ta prasme, kaip betonas jaučiasi, bet labai gerai. Prie akių irgi. Ir po akim reikės dar šiek tiek pataupiau dar po akim. Vis tiek pas sesę dar važiuosiu dar kitą savaitę. Ir čia dar biškį reikia. Man nereikia šypsoti su akim, man nebūtina, man svarbiau, kad raukšlių nebūtų. Nu ir aišku, jaučiasi tas dalykas, kad 35 metų jau tos tokios eina kolageno netekimo raukšlės. Nosi irgi reikia šiek tiek dar čia šonuose, dabar naujausias trendas yra nosies mažinimas su botoksu, taip tai yra įmanoma. Jeigu jūs pamatytumėt mano nosį, kaip kokia jinai buvo vaikystėje, tai visi galvotumėt, kad išsioperavau, nors jinai dabar irgi yra labai didelė. Bet, okei, galiu gyventi ir nesioperuosiu. Šitą raumenį va šonuose, jį kai sumažini, suplonėja nosis. Tiesiog va, atsirado šiek tiek to tokio plonumo. Aišku, kaulas eina iki čia. Ir nosies šnervių šį kartą nesidariau, nelabai ten man veikia, nes labai sunku suleisti tiesiai į odą. Kartais pasidarau, kad nosies šypsantis nelinktų žemyn. Tai va, lip flipas. Burnos kampai, kaklas ir smakras. Kaklas ir smakras. Nuo braškės smakro. Žinot, kas turi mažą smakrą, turi dažnai tą problemą, tokius taškiukus ir atrodo, kad tuoj verksi. Tai va, nuo šito labai gerai padeda. Gummy Smile, beje, kas turit Gummy Smile, kai jūs sensit, nebeturėsit Gummy Smile. Gummy Smile yra, kai šypsis ir dantenos atsiranda. Nu, neatsiranda, rodosi, kai taip žmonės šypsosi. Ir kadangi raumenis išplera per laiką ir visas veidas važiuoja žemyn, tai žinokit, Gummy Smile tik jauniem. Ar pastebėjot senutę su Gummy Smile? Ne. Ar pastebėjot jaunų žmonių su Gummy Smile? Dingsta šitas dalykas, kas atsiranda raukšlės čia, tai irgi va, botoksas. Jo. Bet šičia dariausi su tuos savo senuoju produktu, šiaip labai degina tas stiprusis, bet it's worth it. Čia turiu randą, tiksliau ne randą, čia yra tokie kaip kraujotakos suaktyvėjimas nuo mano poodinio mazgo hormoninio, kuris buvo užaugęs. Ir aš tokia durna, aš bandžiau jį išspausti, bet poodiniai mazgai yra nespaudžiami, žodžiu.
didžioji odos daktarė, nu kažkaip susišvietė, kad ne tai, kad išspausiu, aš visą laiką praduriu su adata, pasiemu kokią nors adatą, prie filerių būna visada 2, o aš naudoju vieną, nes ta antra yra kaip atsarginė, tai lieka tos atsarginės, aš jas pasiemu namo. Ir čia dar gal ir net turiu. Ir su jom ieškau, ką pradurti. Čia va, uždaryta tą adatą. Ir vat, prisioperavau. Iš tikrųjų reikia kortizoną leistis tiesiai, lokaliai, kai atsiranda tie mazgai. Va, vėl susirimavo poetė šiandien. Dar palyginimų įdėsiu savo seną foto. Tikrai tą foto daug kas jau matė, nes aš ją vis naudoju. Čia yra COVID laikų 2020-ieji. Man buvo 29 metai, tai čia prieš 6 metus. Ir mano kakta. Žinokit, merginos ir moteris. Kas nenori išoriškai senti? Aš nesakau, kad būtina yra kažką daryti, bet kas nenori senti išoriškai. Ir širdį jaučiatės jaunos ar taip, bet išorė kakta susiraukšlė, nes tokia kaip mano, jinai turi daug vietos. Yra priemonių, yra šiais laikais priemonės ir dalykai. Aišku, šiais laikais yra labai daug dalykų, kuriuos daro šudarankiai. Apie šitą reiks pakalbėti, bet yra vilties, kaip matot, senti atvirkščiai. Ir 35, ir net nebejoju. Ir dabar rašys kas nors, o tai kaip tu atrodysi, kai tau bus 50? Taip pat, kaip dabar, taip pat. Norit parodyti, kaip mama atrodo, jie 60 sueina šiais metais, tai čia yra jungtinis darbas mano ir mano sesės ant jos, tai va. Tai mes atrodysim prisidariusios filerių ir botoksų realiai taip pat kaip atrodo. Nu žinoma, kolagenas vis tiek, jisai dingsta. Čia segingas vyksta, nors šitą irgi jau esu susitvarkius, jau aš turiu šiaip segingą ir jau gan seniai. Segingas yra šitie hamsterio, to žirkėno žandukai tokie, nes čia eina toks raištis ir persiskiria audiniai čia ir pradeda kabėti va čia. Tai užpildyti galima, botoksą galima leisti nuo šito judesio, kad jis netemptų, matot? Tempia. Nu, pas mane dar biškai pataupė irgi ant kaklo, gal dar aš dasileisiu, kaip sakoma. Jo, aš dabar kamerą, tai čia labai ištampa mane. Biškai iš toliau reikia filmuotis, biškai proporcijos veikiau atrodys. Tai va, ir yra priemonių. Nebūtina būti, žinot, kai rodo gražias moteris vyresnės ir tipo ten prisižiūri visą kitą ir aš visi galvoju, nu jo, aš irgi taip atrodysiu, bet tada galvoju, ne, pala, bent jau mano kakta tai bus lygi. Aišku, reikia žiūrėti, kad tiktų viskas kartu, tai bet su savo pacientam čia yra mano pagrindinė tema, kad ne tik veidą, bet ir kaklą, bet ir dekoltė, bet ir rankas. Kaip sako, tai ką su rankom? Rankom irgi yra injekcijos, rankom irgi yra hialuronas. Aš niekad nieko nesidariau. Nes aš labai prižiūriu rankas. Aš kiekvieną kartą nusiplovus rankas išsitepu kremų, kiekvieną kartą, kelioniai, autostradai važiuojant, aš visada turiu kremų ir visada išsitepu. Nedarau namų ruošos darbų be pirštinių. Tai rankų problemos kol kas neturiu, šiek tiek turiu raukšlės, nu dabar sakysit, čia jau crazy, taip čia yra crazy. Kompiuterio pelės raukšlės ant dešinės rankos, bet prikalbėsiu jums dabar visokių kompleksų. Va šitos jau matosi geriau. Nu, čia apšvietimas labai geras, tai gal gražiau atrodo, bet va, kompiuterio pelės raukšlės. Kaklas yra labai sudėtinga tema. Tai, ja, galima senti atgal, galima pakeisti savo veidą, dar irgi būna klausimas, ar tau nieko tokio, kad esi nebe savo veidu. Ne, man geriau šito veidu negu tuo. Tai, žodžiu, okei, reikia čia atskiro video. Neprišnekėsiu čia ilgai, padarysiu atskiro video, kai pasidažysiu kada nors gyvenime. Pabaigiau šitą serumą, pirkau iš savo kosmetologės Kaune. Tai labai patiko, jisai raminantis yra, mažinantis paraudimus, atstatantis odos barjerą. Tai pirksiu dar, labai patiko. Einu į parduotuvę savo 4 km. Pasivaikščiojimą 2 pirmyn 2 atgal. Ir bus mano kardio. Koks grožis. Wow. Lemba, nepaspaudžiau play, viską nufilmuoti, iš naujo reikia. Super. Ką tik grįžau iš savo pasivaikščiojimo, nu nepamačiau net, kad neina raudonas skaičius.
Žodžiu, grįžau iš savo pasivaikščiojimo, einu į dušą tiesiai, reikia kuo greičiau visada nusiplauti prakaitą, tiek dėl visokių išberimų profilaktikos, tiek druskos, tiek, žodžiu, oda dirginama, tai aišku, aš sporto klube neinu į dušą, važiuoju namo, bet man tai čia 5 minutės, tai stengtis kuo greičiau nusiplauti, va jau prakaitas žliaugia, tai visus SPF-us nusiplausiu viską, jau šiandien į lauką turbūt ir nebeisiu. Rodau iš naujo, ką pirkau. Nusipirkau pilno grūdo duonos taustui, nusipirkau jautienos filė, 2 mažus steikiukus, tai 250 gramų, kainavo 12 eurų, čia brangiausia jautienos dalis, bet jinai yra minkščiausia. Antrekotas arba filė. Tai kepsiu keptuvai, tiesiog orkaitė man nusprogo per mano kalėdinius šventimus, nes labai daug kepiam, tai dabar dar kol galiu dar neperku aš tas orkaitės, nes čia didelis darbas, čia reikia užsakinėti vežimą, elektriką, ar draugas turi atvažiuoti, žodžiu. Vėliau dar kol kas nedega. Supirkau 1 bananą ir 1 obuolį. Obuolių taip negaliu valgyti grinų, nes esu alergiška, čia yra kryžminė alergija su beržais, tai negaliu obuolių, vyšnių, trešnių, aprikosų, nektarinų, slyvų, kriaušių, riešutų, pusės riešutų negaliu, nei migdolų, nei graikinių, bet galiu jos valgyti, lazdyno jo labiau. Tai kas liečia vaisius, galiu valgyti, gerti pasterizuotas sultis, galiu valgyti keptus obuolius, nes tas baltymas suyra, jis nėra tas pavojingasis baltymas, kaip būna toj tikrojoj žemės riešutų arba jūros gėrybių alergijų, ten eina per kitą mechanizmą, ačiū Dievui, aš to neturiu. Man ištinsta tiesiog lūpos, kai valgo obuolius grynus. Bet labai noriu obuolių, tai va. Tai pasivirsiu ir įsidėsiu košę, nebus jokios alergijos, nes tas baltymas yra neatsparus karščiai, o tie baltymai, kur yra, pavyzdžiui, šitam, prakaitas bėga, nublemba. Tai tie, kurie yra žemės riešutuos ir jūrų gėrybėse, jie yra atsparus tiek karščiai, tiek skrandžio rūgštim. Dėl to būna labai didelės sisteminės reakcijos. Pasiėmiau aviečių, ačiū Dievui, avietės ir bananai yra tam, kam aš nealergiška. Žiūrėsim, kaip su šitais, čia yra miškiniai česnakai, turėčiau irgi nebūti alergiška, nes čia tiesiog lapai iš miško, iš Vengrijos, iš Vengrijos. Pasiėmiau mažai saldintos šitos čai latė, aš labai mėgstu visokias kakavas gerti po pietų, kaip desertą, ir tą šokoladą užkrimst, tai va dėl to man svoris taip nenukrenta, kaip norėčiau, tai with no added sugar, tai šitas geras dalykas, mažai cukraus, pasiėmiau bananą, agurką ekologišką, kad nereiktų jo lupti, jeigu yra neekologiškas visada lupu, nes bijau pesticidų, tai į vandenį tiesiog dedu, labai mėgstu agurkų vandenį. Pasiėmiau žirnelių, rytoj darysiu pesto tokį žalę ir pasiėmiau prie steiko šiandienai garnyrui, pietum. Valgau daug riebalų ir baltymų, stengiuosi mažinti angliavandenių, aišku, duonos čia didžiulis šmotas, bet rytais valgau ir angliavandenius, nes aš nelabai pernešu ilgą nevalgymo tarpą, man fastinti labai yra sunku, nes tiesiog mano kūnas reaguoja streso hormonais, kaip visada man pradeda drebėti rankos, jau net nekalbant apie nuotaiką, tai aš negaliu visiškai katinti, net ir nemanau, kad labai reikia visiškai katinti angliavandenius, tiesiog tos bloguosius, baltuosius angliavandenius, nors ir šokoladą užvalgau, žodžiu, stengiuosi. Šiaip numečiau 4 kilogramus nuo lapkričio, nieko nedarant, važiuojant į atostogas, valgant viską. Biškį gal sumažinau šiek tiek saldumynų, minimaliai sumažinau ir padidinau šiek tiek aktyvumą savo. Tai va. Tai pietum bus sviesto nebijau, gyvulinių riebalų nebijau, augaliniai, kaip kurie sėklų aliejai skaitosi nėra labai sveiki, tai pagrindinė naudoju alyvuogių aliejų, tai tą labai natūralų iš Simono, kur perku. Ir gyvulinius riebalus, sviestą ir ypač gy sviestą, tą indišką. Tai va, su tais sėklų aliejais čia yra diskusija. Pakomentuokit, ką jūs manot, nes jūs labai viską žinot, tai pakomentuokit, man labai įdomu. Tai va, sviesto daržovės, tai aišku, čia yra su sviestu paskanintos, bet vis geriau taip, negu iš vis nevalgyti daržovių, nes neskanu. Tai va, juolab vitaminai tirpus riebaluose dar geriau yra pasisavinami. Tai čia bus mano pietus, galbūt šitų 2 steikų 200 gramų, 250 ir nesuvalgysiu, liks gal rytoj, bet šitą šiandieną išsikepsiu, nes šiek tiek atšilo, dabar einant laukia, pas mus jau belia kaip karšta, aš visą sušilus, nors be striukėse, jau tik tai su medvilninė maikė ir šituo. Tai va, šitą šiandieną ir rytoj dėsiu. Čia man per mažai būna žirnelius, labai mėgstu žirnelius. Tai va tiek, einam į dušą. Dar nusipirkau narcizų. Dabar jau jie visur laukia žydė, jie kaip piktžolės auga, čia niekas jų neskina laukia. Lietuvai turbūt nuskintų labai greit, nes nemokamai.
Bet yra pirkti už 70 centų vienas toks pundelis, jie net ne vandenį laikomi, nežinau, jos į dėžes tiesiog įdeda, tai aš juos merkiu tuo į vandenį, nes jie vandens turbūt negavę 3 dienas, tai nežinau, kaip jie išsilaiko, bet noriu narcizų namam, tai va. Ir valgau desertui kivius, nes vitaminas C padeda įsisavinti geležį. Tai rekomenduojama yra vitaminą C vartoti kartu su geležim. Nu ir geriausia, aišku, natūraliais būdais. Kas tam pelėdom čia? Pelėdos, baikit rėkaut. Einu savo. Žiauriai garsiai. Labas iš ketvirtadienio, kovo 19 ir kovo 19 jau vaikštam su trumpom. Nu, reikia man rankas treniruoti. Nors šiaip va, kaip nesportuojančiai, kadangi salėje nebuvau 3 metus, tai sakyčiau raumenis geri, bet va čia. Tai žodžiu, aš darbė buvau, turėjau labai gerų šiandien fainų pacienčių, mano ten etatinės. Tai buvo nuo 9 iki dabar 1, dabar grįžau namo, pietų pertrauką iki 16 valandos, 16 valandą vėl negaliu atsidžiaugti savo kaktą blemba. Žiauriai gerai, esu nesidažius, tik SPF užsidėjus, bet jokios spalvos, nieko, mano rankos kažkaip geltonesnės nei veidas. Čia parsivežu orchidėją, kurią gavau, šiaip gėlių nebeperku, iš principo, nes pastoviai man su tom gėlėm problemas, tai sakiau, tik tais dovanotas priimsiu. Čia gavau orchidėją iš savo pacientės vienos, šiaip aš gėlių nebeperku, tiesiog iš principo, nes aš ką nusiperku visą laiką būna kokiais kenkėjais. Užkrėstą dabar statysiu karantiną, nupurkšiu su insekticidais, nes turiu namuose insekticidų, nes tiesiog neįmanoma, kitaip aš nežinau, kas tai Vokietijoje yra, ne tik man. Lietuvoje nepastebėjau, bet čia yra žiauri, ar čia su gėlių parduotuvėm yra susiję, gal mažiau naudoja purškalų negu Lietuvoje, aš nežinau, bet realiai pastoviai arba tos musytės nuo drėgmės, jeigu nelaistai pradeda tokios vorinės erkės, kur jos tokius tinklus audžia, arba vilnonės erkės, kur, nu ne erkės, tam atrodo, nežinau kaip lietuviškai. Vilnoninė kažkokie šudeliai, kur baltas apnašas daro ir visas gėlės nukilina. Mačiau darbę, aš pas save kambarį nebeturiu gėlių, bet ten irgi su tom vilnoninėm erkėm yra, vilnoniniais dalykais viena gėlė yra pažeista, tai reiks pasakyti. Tai va, tai statysiu karantiną, nupurkšiu, tikiuosi, kad nenukilinsiu, nes orchidėjų visiškai nebeturiu. Lietuvoje turėjau tiek daug orchidėjų, taip gerai sekės auginti, čia Vokietijoje neįmanoma. Ar čia yra tik man, ar jūs esat pastebėję? Aš nesuprantu, kas negerai. Atrodo, viską darau kaip reikia. Ir vis tiek apeina kažkokiais, va, pas draugą, virš buvo padėtos žolelės, virš radiatorius, tada kažkokie kiti tripsan vadinasi, kažkokie tripsai užpuolė, mikro tokie skraidantis dalykėliai. Viskas visada susipisa, o viskas visada susiknisa, nežinau, kodėl taip yra. Ok, einu namo, noriu valgyti ate. Taip, jokinga. Mama klausė, ar pelėdos jau rėkauja. Tai dar buvo tik 7, tai dar nerėkavo, bet sakau, dar jom biškai per anksti, jos kadangi yra pelėdos. Tai sakau, užleisk iš YouTube, nes, atsiunčiau mamai video, kaip atrodo ta pelėda. Ir sako, užleisk garsiai. Ir aš tada pasiėmiau telefoną, nuėjau prie lango, atsidariau langą, užleidau. Tai pirmiausia, tam video buvo vyriškas tas balsas, čia tas toks ilgas. Vėl dabar aš nesigirdi, nes aš pridariau.
pridariau išorinę žaliuzę, tai nelabai girdisi per telefoną, bet riekauja. Ir užleidau tą pirmiausia vyrišką, tai neatsiliepia, nes čia vyriškas dabar yra ūbavimas. Ir tada moteriškas toks aukštesnis ir iš karto atsiliepia. Pelėdų užkalbėtoja blemba. Tai šnekuosi su savo pelėdom. Čia kaip Hogwarts, aš nesuprantu, kas čia per pelėdynas atsitiko. Dar, būdavo čia tų pelėdų, bet kad taip garsiai, tai čia pirmi metai. Tai prisimanifestavau su savo pelėdom. Labai gerai, labai jauku prie žvakių. Prie Netflixo ir vėl. Labai tyliai. Mano naujas vizitkas atėjo. Aš jas pati dizaininau, tai nepykit, aš niekad nesu užsiiminėjus grafikos dizainu, tai šitą dizainą pati pasidariau. Ir dar noriu parodyti iš kitos pusės. Nerašau telefono numerio, nes nenoriu, kad man skambinėtų. Šitas emailas yra ir jums pasiekiamas, jeigu norit kažko paklausti. Tai čia yra mano darbo emailas, viešas, prieinamas ir pasidariau. Man patinka. Šitą gal reikia biškį žemiau dėti, bet kaip niekad nesusidūrusiai su grafikos dizainu, sakyčiau, visai neblogai, ne? Ir šiandien nėra kirpėjų, tai parodysiu studiją, kurioje dirbu. Tai esam pastatų komplekse. Čia yra senovinis pastatas, kaip matot, raudonų plytų. Čia yra loftas, jis yra aukštų lubų, dabar per kamerą blyksi, bet iš tikrųjų ne, čia dėl kameros nustatymų. Tai Mertinė yra mano buvusi pacientė ir jinai labai norėjo pas mane darytis botoksą, tik pas mane, tai klausė, kur dirbu, sakiau, niekur dar, tai sakė, galiu nuomotis iš jos kambarį kabinetą. Tai čia yra jos loftas, jinai yra biškį už mane vyresnė. Parodysiu. Čia aš taip sutvarkiau dabar. Kiškius jinai uždėjo, žurnalas irgi jų, nes jie pardavinėjo koinę produktus. Ir čia esam mes, Mertinė ir aš. Turėjom dar kosmetologę, bet jinai išėjo, kaip sakiau. Kamerą nuvarysiu. Čia yra jų laukimo salė. Grindis reiktų išplaut, bet valytoja kažkada ateis vakare. Čia mano siuntiniai, aš statysiu tokius stendus, nes pacientai dabar, dar atsidarė vienas salonas permanentinio makiažo ir dabar visi nebežinai, kur jau aukštaiti, tai aš pastatysiu koridorių, man Mertinė sakė pastatyk, kad geriau matytų tave. Tai čia va senovinės dekoracijos, čia yra senai jau buvus kirpykla, daugybę metų. Ir štai čia yra produktai. Ir jie turi daug kirpėjų vietų. Visą laiką trūksta darbuotojų, kaip ir visur Vokietijoje. Tai dėl to šiandien užsidarė, nes pas ją tik mokiniai ir jinai negali mokinių palikti vienų. Čia jų šitas stendas. Čia tiek vietos, jinai čia savo kabinetą darysis, nes jos kabinetas buvo čia. O štai čia jau žinot viską. Čia išnešiau tas milgas. Mertinė. Čia dabar šviesos nėra, nejungiu, čia mano dalykai. Lana Del Rey groja. Nes aš nemoku jungti bendro to didžiojo garso. Ir čia jau mano šitą kambarį, žinot. Tai kas čia naujo, nieko per daug naujo. Veidrodį pastačiau, jau man atrodo viską rodžiau. Ir kol kas taip, aišku, čia dar labai daug visko noriu daryti, bet kol kas gyvent galima. Tai laukiu dabar vienos pacientės, ateisim į 11, dar turiu 15 minučių, tai einu toliau daryti dalykus. Ir langų valytojo reikėtų jau, reiks paklausti, kada ateis, nes pas mane, kaip aš nuvaliau, tai ne ką geriau yra. Tai taip, šiaip čia būna pilna žmonių, bet šiandieną turim ramybę. Man labai patinka šita spalva, kaip aš sakau, mento spalva, bet man labai patinka Mertiniai irgi, tai mes dabar tokį turim dark dizainą. Tai čia aš pati pasidariau. Labai didžiuojasi savim. Bet čia kaip visai gerai, kad aukštai šitą uždėjau, nes kai vizitkė čia taip stovi, tai labai gerai. Kas čia gero? Jie turi ir telefoną, aš jau telefoną nerašau, nes aš nenoriu. Ypač kai pamatys šitą foto, visokie iškrypę seniai, tikrai gali susigundyti, nes man jau taip yra buvę. Kai paskambina, atsiliepiu, nieks nešneka, tik kvėpuoja, o paskui patikrinu per WhatsApp ir ten būna senis. Tai aš ačiū nenoriu, tegu rašo mailą. Ir dar darau pakeitimą, kad naujus klientus bukinsiu tik su
apmokėjimų iš anksto, nes tiesiog būna dėja pasitaiko tarp naujų klientų, kur prisibukina ir paskui atšaukia valandai likus prieš arba iš vis neatšaukia. Visos manikiūrininkės daro avansą, tai kodėl aš nedarau avansų, lemba gražus vaizdas. Va, būtų mano valia visur Lana Del Rey grotų. Čia yra mano karalystė. Mano karalystė groja Lana Del Rey ir štai yra mano stendai. Ir dar vienas. Šiaip ne taip sumontavau, nes kažkaip buvo sunkiai tą stovą primontuoti, nes jis ore kabėjo, tiesiog tie varžtai, tai reikėjo tą dar įkišti, nu žodžiu. Iškai privargau, bet antras susimontavo geriau, tai kaip vieną kartą padarai, paskui jau būna easy. Tai nešu į koridorių, net nežinau tiksliai kur. Man mertinė sakė, kad čia reikėtų, nes visi tipo ateina ir sako, bet daktarė, tai čia dar vienu aukštu aukščiau, nu ne. Ir vieno tikrai reikia laukia, nu žodžiai, nužiūrėti. Nu va, verdu pietus, verdu pastą, reikia sakyti pastą, o ne makaronai, nes makaronai yra viena rūšis. Aš beje, kadangi bijau gaisro, aš nuėmusi šitą, sakiau, mano baimė didžioji. Ir aš bijau, kad čia vandens gali būti, tai dar ir pradžiovinu. Nu žodžiu, mano yra patologinė baimė. Sakau, tikrai praeitam gyvenime turbūt gaisre žuvau ir buvau vyras, sakė, man taip burėja. Neturiu daug moteriškumo, ta prasme, ėjimo per gyvenimą. Tai, va, mano gurkų vanduo ir, žodžiu, reikia sakyti pastą. Simonas taip sakė, nes makaronai yra tik viena maža rūšis, makaronė. O lietuviai kažkodėl, kadangi neišmanė, kai kūrėsi kalba šitą, visi tie pasakymai, maisto pavadinimai, kruasansai ir ekspreso, tai kažkodėl paėmė makaronus. Nu, taip nesakau, stengiuosi nesakyti, tai tiesiog pastą buvo jau vanduo užviręs. Sūdytam vandenį turiu pesto į pastą, turiu tokio vasūrio, turiu miškinių česnakų ir ką dar įdėsiu žirnelių, čia dabar darysiu one pot, kai išvirs viską čia bersiu. Dar kokių riešutų reikėtų pinijų, bet turbūt nėra, bet gal turiu, čia mano spintelė, viskas yra sandariai uždaryta, tai tada kenkėjai nebepuola. Ir dar vaidėjau, kad džiovintų spintelė, čia tie žinot, kur iš šitų būna, tik nesumaišyti reikia su maistu. Tai problemų nebėra su kenkėjais, bet įdėsiu dar kokių grūdų. Nu, tai bus tokia daugmaž. Sveiki pusryčiai, ne pusryčiai, nu šiaip ir pusryčiai, kefyrą pusryčiam geriau, nes į darbą tiesiai variau, o aš ryte nelabai galiu valgyti, man neišeina, nes, nu, ir nereikia versti, kai nenori. Tai, žodžiu, va, bus pietum ir vakarienė, bus čia 2 porcijos man. Nu, va, štai mano pietus, šiaip aš didelių kiekių žalumynų netoleruoju, bet, nu, neturėtų būti problemų su šiek tiek, bet viso jau šiandieną negalėčiau valgyti. Pabaigtukas, šitas Mineral Stick SPF labai patiko, tikrai kartočiau. Tiksliau jau ir kartoju, aš jų perku kokį 5. kartą ir praeitą vasarą nemažai sunaudoju. Aš labai nemėgstu teptis veidų su rankom, su kremu nuo saulės, nes kažkaip man nepatinka, tai tepuosi su šito. Nu va, keletas naujienų ant mano naujienos stalo, tai čia jau rodžiau iš darbo gavau dovanų, tada... Taip, dviračio stabdžiai man velkasi. Jie man, kai važiuoju dviračiu, girdisi, kad kažkas šlaifen, velkasi. Nežinau, kaip pasakyti lietuviškai. Nujaučias, kad kažkur kliūna, tai ten yra dviračio stabdžiai, kurie per arti sėdi ratlankio ir jos reikia atitraukti. Bet man draugas davė 4-briaunį žvaigždinį atsuktuvą, bet problema ta, kad yra 6-briaunis. Tai nusipirkau štai tokį dalyką iš Amazon už 12 eurų. Ir vakar, kai šitą... Aš turiu tokių dalykų, bet aš nežinau, kur jie yra, Rusy kažkur, aš tikrai neieškosiu. Nors šiaip tokio neturiu multifunkcinio dviračių dalyko. Maniškis buvo man davęs ir jis man sako, kad aš netidaviau, o aš esu įsitikinus, kad atidaviau. Nu, tai kur dabar tiesa? Nu, aš atidaviau, nes aš laikiau jį savo raktų dėžutėj ir tikrai nenunešiau Rūsį, nes tai ne mano daiktas. Ir kadangi man nepavyko tų stabdžių atkabinti, tai ir palikau tai, bet dabar parodė dar kartą, kaip, nu, bandysiu. Bet gavau šitą dar vakar su mano stendais, bet aišku, čia diametras gali būti skirtingas. Nu, žodžiu, eisiu rytoj tvarkyti dviračio. Šitą jau rodžiau purito dalyką, man tiesiog reikėjo naujo serumo, tai esu jau šitą naudojusi, tai labai šitas man patinka.
Vakarais turiu serumus, bet rytinio neturiu tokio drakinančio. Taip pat vienas pas užduotinį, vienas pas mane, kad būtų, nes turiu 2 skirtingus būtus. Tai vienas Instagramo kirpėjas iš Vokietijos, kurį aš followinu, labai gerus video daro apie plaukus, tai šito reklamavo, nors ten not paid buvo, tai galvoju pasimsiu kaip apsaugą nuo karščio. Tada aš, kaip matot, esu vėl naujoj fazėje. Dabar aš noriu išmokti, žodžiu, mes būna obsession kokiu nors mažu dalykėliu. Čia yra plaukų šitos sagės. Aš noriu išmokti daryti Nautilus bun. Nautilus kuodą. Nautilus, taip ir vadinasi. Nežinau, kaip tarti iš tikrųjų. Tai kuodas yra žemas ir jis yra japoniškas vadinamasis. Jisai labai sumažina trakcinės jėgas ant galvos odos, trakcinę alopeciją. Ir jeigu turi trumpų plaukų palei ausis, tai dažniausiai tai yra nuplyšę plaukai nuo mūsų rišamų standžių kasų. Tai kasų nebesirišam. Aš kai pakliuvau pas Justiną ir man pasakė, kad man visi plaukai nutrupėjo per tą liniją, kur gumelė eina, tai aš daugiau jokių standžių kasų neberišu, aš seguosiu su plastikinė sagė. Aišku, metalas nėra geriausias dalykas, bet tiesiog šitie buvo labai gražus ir šitie. Čia tokie Vici Fantasy, o čia Gothic. Nu, aišku, į lėktuvą neįleis manęs tai, bet pabandysiu, einu pasimokysiu Nautilus kuodą daryti. Paskui parodysiu, ką dar jum, kai galva išsiplausiu. Pasidariau, easy. Krenta. Nu gerai, pirmas bandymas. Gavosi, bet nepakankamai stipriai. Gal reikia antrą dėti šitą. Bandau dar, šiaip labai lengva. Nu, aišku, rodysiu savo riebaluotus plaukus. Šiandien galvos plovimo diena, dar kažkur su dantų pastas apsitaškus, šitą irgi skalbsiu, nes tiesiog išsimaudau, išskalbdavau. Įmimantau visus rūbus skalbti. Kaip matot, helovyninis dalykas skalbėsi jau. Vieną kartą žiūrėjau video, netiksliau 2 kažkada, kai suradau ir dabar, kai nusipirkau šituos. Tai plaukus sudedi va taip į galą ir tiesiog žemą kasą. Ir su dominuojančia ranka kiši va taip. Ir tada taip. Čia pirmą kartą darau. Tada lygtais kažkas rašo, per veidrodį pažiūrėjau. Aha. Tada va šitą taip susuki ir apvynioji aplinkui. Ir nežinau, kaip su šituo daryti. Ne, kažkas ne to, palauk. Taip, taip, taip. Ir tada taip. Tipo, ale išskaidai. Mano kardai. Kur kardai? Ai, čia. Biški laikosi, bet kažkaip reikia dar kitaip. Pažiūrim, kaip per veidrodį kaip atrodo. Kur žinau, veidrodis? Net nežinau. Žodžiu, reiks dar pasimokyti. Pirmas blynas. Lygtais jau gavosi geriau. Tiesiog aš jums mesiu tą video, iš kurio žiūrėjau ir galit pasimokyti. Šiaip tikriausiai iš pradžių galvojau nesąmonę, mano plaukai per slidus ir per lygus. Bet, man atrodo, aišku, aš tai negalvoju, kad jisai laikysis tas kuodas, bet pabandom, pavaikščiosiu po namus, eisiu siurbliuotis. Nežinau, kaip čia gausis, nes neatrodo, nesijaučia labai stabiliai, bent jau su šitais kardais, bet, lyg ir okei. Tai biški ne taip dariau, kaip rodžiau jums, tai pasižiūrėkit tą video ir paskui gal kaip išmoksiu, parodysiu dažniau. Labai įdomu, kaip atrodo iš galo. Normaliai. Svarbu ne vaiko galva. Labai nekenčiu, kaip kuodas atrodo kaip vaiko galva antra. O, mano verpetas labai gražus. Va čia yra verpetas. Ir ką daryti su to verpetu? Neišskusiu. Ačiū už nieką. Užsakymas už 20 eurų, nes už mažiau neveža. Tai spring rollsai su saldžiarūgščių padažu. Tai čia turėjau 5,50 € turėjau pridėti, kad vežtų ir pica
kažkas apie 14 eurų, tai čia su lašiša, fetos sūriu ir holandės padažu, tai ir špinatais. Alebiškis sveikesnis variantas, mindrė, nu, bet geriau nei su dešra. Kadangi vykdau valgymo tokią filosofiją, kad nustoti valgyti tada, kai esi kaip maždaug 80% sotume, tai paprastai tokias picas aš valgau tik pusę. Čia yra jau mano vakarienė ir dalinai pietus, nes pietum valgau tik vieną mažą jogurtą, 2 sūrio riekelės ir tos kalakutienos. Tai čia bus rytoj pusryčiam. O šitas bus rytoj pietum. Starting a new life. Up here where it's quiet and clean among the redwoods. Labai geras meniškas filmas yra YouTube'ai, galiu įdėti nuorodą po video, jei nepamiršiu, jeigu pamirščiau, pakomentuokit. Aš jį žiūriu antrą kartą ir visi žinot tuos visus reelsus su Lana Del Rey ir šita mergina. Šitas filmas yra iš nepriklausomų, ne hollywoodinių filmų kategorijos, buvo kažkada pristatytas ir kino pavasarį, atsimenu, Miglė linkėjimai irgi kėlė. Iš kino salės jo šiaip neina rasti, taip žiūrėti kažkur per streamingą, bent jau Europai, bet YouTube yra, kaip keista, ir yra jau 2 metus, nes aš jį čia prieš 2 metus aš susiradau savo seną linką. Tai, žodžiu, moterim rekomenduoju pažiūrėti. Labai moteriškas, bet yra, čia va, užkasinėja lavoną, grinai, tokiom kaip mes. Nu, labas rytas, šiandien į lauką neįsime, nes yra labai baisi situacija su žiedadulkėm ir mano plaučiai biški protestuoja. Tai turiu nusipirkus kažkada Dysono filtrą, va, būtent dėl šitų dalykų, tai pasijungiau. Sėdėsiu šiandien kambarį, nes kaip girdit iš balso, jis irgi yra pažeistas. Nežinau, kaip lietuviškai pasakyti. Žodžiu, labai blogai su žiedadulkėm, nes dabar pradėjo ir beržai žydėti ir aš jau geriu Max vaistus, man jau belieka dabar tik tais sekantis variantas yra visiškai atjungti imuninę sistemą su prednizolonu ir aš to labai nenoriu. Tai bandysim kažkaip dar išgyventi, nes tachikardija visą naktį, neišsimiegu, nes tiesiog atrodo lyg sirgčiau, bet nesirgu. Ir žiauriai, aišku, nedusina, nes mano vaistai veikia, bet labai jaučiasi toks kaip deginimas. Tai ačiū gamtai ir ačiū šitam klimatui. Labas rytas, aš guliu lovai, nes labai prastai miegojau dėl šitų problemų. Net jau diferencinę diagnostiką dariausi, ar aš gal sergu, ar kas. Tai matavausi temperatūrą. Ir temperatūra yra tobula 36,6. Neturiu jokių čiaudulių, nejaučiu jokio peršalimo, bet tiesiog atrodo degina kvėpavimo takus. Tai aišku, čia beržai ir visi kiti medžiai, nes dabar žydi viskas raudonai, tiesiog apsai rodo. Tai jaučiuosi labai silpnai ir tiesiog tas deginimas erzina. Dabar biškai pagerėjo. Geriu arbatą, žolelių, bronchų. Ir negaliu eiti lauką, negalima man eiti lauką. Tai va su Dysonu. Dysonas. Nešiojuosi iš paskos į kiekvieną kambarį ir valau orą. Tai langai uždaryti, pravėdinu periodiškai, tada valau orą. Toks yra pavasario mano džiaugsmas ir aš atsimenu iš vaikystės. Labai gerai atsimenu, nes skaičiau Harry Potterį, buvo neseniai išėjęs, čia kokiais 2002-2003 metais, ar filmai buvo ką tik išėję. Tai mano tėvai visai galvodavo, kad aš bronchitų sergu.
Kai pakeitėm gydytoją šeimos, tai jinai diagnozavo bronchinę astmą. Ir aš atsimenu, man net temperatūros būdavo, grinai nuo alergijos. Dar tuomet tų vaistų tokių netiek naudodavau, kiek dabar. Netiek ir visko būdavo. Tai žodžiu, kas liečia vaistus, tai realiai jau viską esu susidėliojus kaip reikia pagal tas light lenient, nežinau, rekomendacijas, gairias. Ir dabar sekantis žingsnis yra nebent. Gal ir užkimus čia nuo to nėra kosulio, bet tai sekantis žingsnis yra prednizolonas, kaip kokiam vėžininkui gerti, daryti tą 3-5 dienų smūginės dozes, kad numušti visiškai imuninę sistemą. Aš nenoriu šito daryti ir kol nedūstu, kol nedusina, kol nereikia kviestis greitosios, nes yra buvę atvejų, kur tino veidas ir tiesiog, pavojingi yra šitie dalykai, bet aš aišku, kadangi aš niekada nevažinėjau į ligoninės, viską darau pati, tai niekur nedariau, bet aš tuo metu negerdavau tiek vaistų, kiek dabar, tiesiog negerdavau. Dabar turiu susidėjus tokią bazę neblogą, tai pasakau, antialerginiai, antihistamininiai, montelukastas, čia leukotrieno antagonistas, purškiamas, mometazonas, toks vadinamas yra, tai čia hormoninis plus antialerginis akių lašai 2 rūšių. Ir žinoma, standartinis astmos inhaliatorius hormoninis plus pagal poreikį salbutamolis. Bet dabar purškiu salbutamoliu ir nepadeda nuo šito. Tai realiai tikriausiai pas mane yra nebe tai, kad komponentas, kad susitraukia kvėpavimo takai, nes raumenys lygieji susitraukia tiesiog uždegimas. Ir šitas uždegimas nesibaigs, kol nesibaigs šios fucking žiedadulkės. Ir aš negaliu nieko padaryti. Galėčiau išskristi į kokią Maljorką ar į Norvegiją, bet, man reikia darbą eiti. Kitą savaitę penktadienį. Ačiū Dievui, dabar yra sekmadienį šiandien. Tai va, nežinau, bandysiu kažkaip taip išgyventi, labai taip blogai jaučiuosi. Noris gulėti lovai, aišku, nemegau. Pabudau su belė kokią tachikardiją, širdis kalatojasi. Ir kartais ir veidas raudonas tampa dėl to, kad dabar aš nusitraukia kažkaip, aš jeigu video ir toliau šnekėjau, nesupratau, kas pastaruoju metu turi kažkaip ar update'inosi iPhone'as ir kažkaip kitaip man susideda šitie mygtukų kombinacija, bet lygtais ne. Nesuprantu, kodėl video neįrašinėja kartais. Ar aš durna ir nepaspaudžiu, ar kas. Tai va, taip, man reikės darytis tikrai hiposensibilizaciją, kad gauti ją kompensuojamą iš ligonių kasų, nes, kaip žinia, moku dabar jau pakėlę dar 700 eurų per mėnesį moku iš savo kišenės už sveikatos draudimą ir jo praktiškai naudoti net negaliu, nes nėra gydytojų, nėra kur užsirašyti. Pas pulmonologą eilės 1,5 metų. Kiti nepriema naujų pacientų. Realiai vienintelį šitam Bremeno regione radau 50 km spindulių vienintelį, kuris priema naujus pacientus ir eilės yra 1,5 metų. Bet dabar aš buvau užsirašius, bet nukėliau dabar į rugpjūčio mėnesį, nes su šitom visom dabar problemom net nėra esmės tyrinėtis, nes aš esu ant vaistų. O kadangi, ačiū Dievui, bent rudenį, mano mėgstamiausias metų laikas, rudenį nereiks vaistų tikriausiai, tai tikiuosi, kad astma neįsisiubos taip, kad man visus metus reikės vaistų. Tai eisiu išsitirsiu, nors aš žinau visas savo alergijas, aš esu tyrusius Lietuvoje, bet Vokietijoje ne, aš realiai esu alergiška viskam išskyrus vandeniui. Nors iš tikrųjų, bet, pavyzdžiui, mano sužadėtinis alergiškas žolių žydėjimui, tai žolės man dar ne taip. Man medžiai baisiausia. Tai va, kad gauti tą hiposensibilizaciją, kuri kainuoja, jeigu pirkti iš savo kišenės porą tūkstančių eurų, reikia įrodyti, kad tau tikrai blogai. Aišku, aš vaistus perku pati, viską pati, nes tiesiog negaliu prieiti prie pulmonologo. Gali šeimistas išrašyti iki tam tikros ribos, šeimos gydytojas, bet irgi reikia važiuoti į Hamburgą. Žodžiu, yra labai sudėtinga situacija. Pavyzdžiui, jeigu iš viso užsirašyti pas kažkokį specialistą, žinokit, nėra realiai, jeigu tu esi to valstybinio draudimo pacientas ir aš esu valstybinio draudimo pacientė, nes privatus draudimas, jisai brangsta su amžium ir dabar būtų pigiau negu už 700 eurų, būtų gal kokie 3-4, bet kadangi aš turiu lygų, vėlgi man būtų tas Antonas, vėl būtų tas pats mano sunkia astma, nes jie daro sveikatos patikrinimą. Privatus draudimas yra, kaip Lietuvoje, tarkim, eiti į privačią kliniką, tai tu turi tiesiog draudimą privatų ir tu gauni visai kitokias paslaugas. Bet tu niekada iš privataus draudimo nebegali perėti valstybinį.
Tai va tame ir esmė. Ir jeigu tu, tarkim, susirgtum kažko sunkaus, ir jeigu negalėtum dirbti, tu nebeturi sveikatos draudimo. Tokia sistema. O jeigu esi šitam... Čia kas išmanot, galim padiskutuoti, kaip jūs, kas Vokietijai gyvenat, ar jūs esate privačiam ar valstybiniam. Šiaip visi kiti tai yra privačiam, o aš pasilikau valstybiniam, nes yra net toks pasakymas, kažkoks milijonierius sako, aš nesu toks turtingas, kad turėčiau privatų draudimą, nes kai būni senas ir daug ligų, tai tavo kyla taip smarkiai įmokos, kad ten tūkstančiais gali būti. Tai va, o valstybinis jisai yra surištas su tavo uždarbiu, max yra 1100 eurų šiuo metu, tai čia jeigu, tarkim, aš būčiau žiauriai turtinga, tai aš mokėčiau vis tiek max tik tais 1000 eurų, dabar moku 700. Čia yra surištas su tavo atlyginimu ir kaip pastarai metinė deklaracija, tavo tada perskaičiuoja įmokas arba grąžina pinigus arba reikia primokėti, nes tai yra tam tikras procentas. Į tą dar įeina slaugos draudimas, nes Vokietijai, ne kaip Lietuvoje, nežinau kaip Lietuvoje, bet anksčiau taip nebuvo, nes mano tėvas sirgo vėžiu ir aš tą žinau, Vokietijai yra slaugos draudimas, jeigu tu, tarkim, taptum daržovę, taip sirgtum, tai tau valstybė duotų slaugą kiekvieną dieną, mano senelis turi slaugą, ateina 3 kartus per dieną, verda valgyti, viską sutvarko, pas gydytoją nuveža ir panašiai. Ten tokia kaip ir priežiūra, tai šitą visi gauna žmonės pas mus nemokamai, nes jie per visą gyvenimą gretimai sveikatos draudimo moka ir slaugos draudimą. Tai va, tai jis yra gal nuo to sveikatos draudimo maža dalis tokia. Tai va, man šiaip turėtų sumažinti, nes aš 2024 metais uždirbau mažai, nes dirbau tik porą mėnesių ant savęs ir dariau realiai į pliusą išeidavau gal tik tais 1000 eurų su savo išlaidom ir apyvarta, tai man turėtų perskaičiuoti į mažą pusę. Dabar buvo tiesiog toks ale vidutinis paimtas toks tipo spėjimo būdu. Ir aš jau nusinčiau gruodžio mėnesį tą savo deklaraciją ir jie man dar neatrašo. O man būtų labai gerai, nes man grąžintų pinigus už 24 metus ir šiaip už 25 kažkiek. Tai čia porą tūkstančių gautųsi, tai visai norėčiau, bet jie man neatrašo. Tai su ChatGPT pasitariau dėl teisės, tai 6 mėnesius jie turi laiko, jeigu po 6 mėnesių nesureaguoja, aš juos galiu paduoti į socialinį teismą ir iš karto automatiškai laimėčiau. Tai aš taip ir darysiu, nes aš noriu prieiti prie savo pinigų, nes aš moku per daug pagal savo 24 metų deklaraciją, o 25 metų deklaraciją, 25 uždirbau daug. Tai darysiu kuo vėliau, tai yra, man atrodo, 2 metai, iki 20, jeigu darai viską per tą vadinamąjį mokesčių patarėją, tai yra kažkas kaip advokatas, bet tai yra kaip mokesčiam. Ir jie turi savo buhalteris, bet jis yra pats kaip advokatas ir tu neprivalai per jį daryti savo mokesčių, bet aš darausi per jį ir moku kas mėnesį beveik 400 eurų ir dar kas metus po 1000 už metinę deklaraciją. Tai jeigu turi tą savo mokesčių patarėją, tai tavo nusikelia deadline'as ir už 25 metus man reikia priduoti iki 27 pavasario. Realiai dabar, kadangi man bus labai didelė pajamų mokesčių įmoka, apie 14-15 tūkstančių ir aš jai tikrai nesu nieko sutaupus, nors man finansai, šitą mokesčių inspekciją, mūsų finansų ministerija, nuskaitė per praeitą mėnesį kokius 6 000 eurų. Tai tiek PVM, ką aš moku, ir tiek dar kadangi šaliai reikia pinigų, nes reikia išlaikyti visą pasaulį. Tai tiesiog jie paėmė, mano viena pacientė, jinai yra vaistininkė, jinai turėjo vaistinę, dabar jau atsisakė, nes jinai turi mažą vaiką. Tai jai kažkada 17 000 tiesiog nuskaitė. Nors jinai dar nebuvo tais metais nieko uždirbus, bet avansų. Tai va, man praeitą mėnesį man nuskaitė 2 kartus skirtingas įmokas. Ta prasme, man atsibodo atsidaryti savo verslo sąskaitą ir viską, ką aš uždirbu, man nuėmė mokesčių. Viską. Realiai toks jausmas, aš moku, bet taip ir gavosi, aš moku daugiau mokesčių, negu aš uždirbu. Taip yra šitoj šaly. Ir gavosi už praeitą mėnesį, kad su savo verslu išėjau į minusą. 100 eurų, bet į minusą. Dėl to, kad mokesčiai viršijo mano iš vis pelną. Kaip taip gali būti? Vokietija. Taip, žinoma, nedingsta, čia yra priverstinis taupimas. Realiai taip taupai, kad tave tiesiog nuvaro į minus. Tai va taip daromi yra verslai. Ir paskui klausia, kodėl juodais visi ima. Aš nežinau. Vokietija yra tikrai prasta šalis verslo darimui. Aišku, aš gavau paramą pradžioj, gavau pusę metų 2500 eurų kas mėnesį neapmokestinimui. Paskui po 300 dar 9 mėnesius susimokėti už sveikatos draudimą, kuris kainuoja 700, karočiui.
Tai va, taip ir gyvenam, tai dabar tikiuosi, kad gal gražins porą tūkstančių sekantį mėnesį, bet kadangi čia visi karui ruošiasi ir čia dabar viskas šakės, tai dabar tiesiog nusiskaitinės kiek nori. Iš kiekvieno va tokio dirbančio su individualia veikla. Tokia yra realybė. Ir nėra taip, kad aš neturėčiau pinigų, nes va būtent kai dirbi ant savęs ir pereina visi pinigai per tave, aš turiu tokį labai man sunku psichologiškai atskirti yra tą PVM. Pas mus PVM yra 19%. Aš galėčiau tam tikrus dalykus, ką aš darau, užginčyti ir nemokėti PVM, nes tai pas mane yra esmė, ar aš darau mediciniškai indikuotus treatmentus ar ne. Pavyzdžiui, pykčio raumenis arba maseteris, kramtymo raumenis, juos galima daryti ir nuo migrenos. Jeigu aš apiforminčiau viską, ką aš šitų sričių darau, kaip gydytojišką paslaugą, tai aš nemokėčiau valstybei PVM už šitą. Aišku, už grožio injekcijas reikia mokėti PVM 19%. Pas mus dabar šneka, kad gal reikia pakelti iki 21%, čia dėl kuro problemų. Lietuvoje yra 21, ane, pas jūs didesnis PVM, pas mus mažesnis. Maisto produktai ir knygos ir, man atrodo, kultūriniai renginiai turi sumažintą PVM, nežinau kaip yra Lietuvoje, bet pas mus maisto produktai tie, išskyrus, man atrodo, kava, kakava, kažkas tas tipo luxury, jie turi 9% PVM, knygos berods tik 7. Nu, yra lengvatos, tai va. Ir aš galėčiau realiai išsitaupyti tų mokesčių. Nu, blema, čia yra žiauriai sudėtinga viską išmanyti, viską žinot, ačiū Dievui, yra ChatGPT. Tai va, ir perku dabar daug darbui į kabinetą, visokius ten dekoracijas, baldus ir visą kitą, nes, prasme, kuo aš daugiau uždirbsiu, tuo man kils didesnis procentas pajamų mokesčių. Man realiai reikia labai gerai yra eiti minus, labai gerai, nes tada ne tu valstybei mokėsi, valstybė tau gražins, nes tu PVM sumoki, kai perki savo priemonės. Žodžiu, aš šito nesupratau praeitais metais, tai aš ir neinvestavau į nieką ir galvojau, kad reikia čia gerai uždirbti, gerai pliusą išeiti ir dabar pareis man. Aš iš pradžių galvojau, kad šią vasarą reikės mokėti pajamų mokestį už praeitus metus, bet pasirodo, ačiū Dievui, vien dėl to, kad esu su savo advokatinių mokesčių patarėjų, tai galiu nusikelti porą metų, nes ta prasme bankrotas visiškas, nes tu išleidi tos pinigus, nes jie yra ale kaip tavo, tai aš dabar jau pasidariau taupomąją sąskaitą, kad bent mokesčiams sutaupyčiau, nes viskas, kas man įkrenta, per mane perėjo, aš dabar išduosiu irgi paslaptį ir šitą dėti viešą ar ne, nežinau. Per mane perėjo 160 000 eurų, man atrodo, praeitais metais. Tiek aš paėmiau per savo rankas. Ir aišku, 19% čia PVM-as, pusė maždaug yra išlaidos. Bet liko 1/4 nuo šito man. Ir nuo to 1/4 tada dar sumoki pajamų mokestį, kuris skiriasi. Jis yra skirtingas pagal tai, kiek uždirbi ir kuo daugiau tu uždirbi, tuo daugiau procentų. Kažkur apie 20% dar. Ir realiai nelieka nieko normalaus. Nieko. Tokie verslų darimai yra Vokietijai. Aš nežinau, reikia kažkokio verslo, kur tu neturėtum dirbti gyvai ir tiesiogiai su kiekvienu žmogum. Reikia kažkokį produktą paleisti prekybą. Bet ir tai vėl išlaidos gaminimo. Reikia paleisti kokį nors elektroninį produktą į prekybą. Nežinau, žinokit. O, Jesu. Tokios verslo mintis iš lovos. Gal aš kažko nesuprantu, gal aš nemoku verslo daryti. Aš jau šitą kalbėjau savo privačiam kanale. Tiek to įdėsiu šitai bendrą. Galite man pasakyti, kaip jūs darot verslus? Apskritai, kaip aš jau 2 metus verslauju, aš nesuprantu, kaip pelną daryti tokį, kad normaliai būtų. Aišku, aš esu skaičiavusi irgi su ChatGPT, aš turėčiau per mėnesį daryti 20 000 apyvartos, tam, kad man liktų 5 į rankas. Bet tai kaip? Tu darai apyvartą, tu darai tą darbą, kodėl tu nieko iš to negauni? Kodėl reikia viską atiduoti? Viską atiduoti valstybei. Aš nesuprantu. Welcome to life. Jeigu dirbat samdomose darbuose ir yra visai neblogas darbas, tai ir pasilikite juose. Nes jums atlyginimą, žinot, samdomam darbe, tu gauni jau viską atskaičiuotą. Visi mokesčiai yra nuimti.
Tau nereikia nieko galvoti. Ir dar gali pasidaryti deklaraciją, bent jau pas mus. Ir žino dar kažkiek pinigų. Aš kiekvienais metais, kadangi gydytojai privalo daryti metinės deklaracijas, kitų specialybių žmonės ten ne visada privalo, pavyzdžiui, mano draugas neprivalo. Jis gali daryti, jeigu nori, gali daryti, gali ne. Kartais atgauni pinigų, aš visai atgaudavau kokius 800, nes permokėdavau pajamų mokesčių. Kartais reikia damokėti. Tai yra tokia rizika sausau, bet pas mus dar yra mokesčių klasės, yra 6 mokesčių klasės, jeigu esi nevedęs, neištekėjus, esi pirmoji mokesčių klasė, yra pati nepalankiausia, susituokus šiek tiek moki mažiau mokesčių žodžių, ten jeigu turi vaikų dar kitaip. Ir esmė, kad nesusituokę ir dirbantis pilno etato visada praktiškai permoka pajamų mokestį, tai galima susigrąžinti. Tai va, Jezu, kaip čia viskas sudėtinga. Pas jūs Lietuvoje irgi taip sunkiai, ar ne? Pas jūs, man atrodo, sveikatos draudimas yra visą laiką fiksuotas, ne? Kaip jums gerai. Aš jau domėjausi dėl sveikatos draudimo, ar galima apsidrausti kitoj šaly, pavyzdžiui, Lietuvoje, o čia būti, nes aš vis tiek čia tom paslaugom nesinaudoju, bet ne, negalima. Turėčiau nuolatinai gyventi Lietuvoje. Gal net ir pigiau būtų nuomotis butą Lietuvoje, prisiregistruoti prie jo, čia dirbti, bet tipo vėl sako, kad, priklauso kur darbas, nes, blemba, 800 per mėnesį. Už nieką. Tai va. Jo, tokie reikalai. Labanakt. Ate. Biškai pamiegosiu, nors pašnekėjau. Šiaip čia GPT sakė per daug nešnekėti, nes man yra sudirgintos šitos balso stygos. Bet norėjau pašnekėti. Okay.